Labai malonu, kad tokio jubiliejaus metu galiu parodyti ir savo foto darbus. Čia prieš daug metų Šaukinai ir buvo toks įžymus miestelis. Tai va teko dalyvauti kaip fotokorespondentui, įamžinti tokius įvykius, kai čia buvo pirmutinis važiavimas mokslo ir kultūros dienų uždarimas Kelmės rajone Šaukinuose. Tai va yra ta paroda apie tos įvykius. Ir dar 86 metais čia buvo jaunųjų fizikų stovykla Fotonas. Čia labai šiltai priėmė ir gamta nuostabi, už taigi ir buvo pasirinkta ta vieta. Aplink miškai, gražus Judlės ežeras, gera mokykla, joje dirba nuostabus mokytojas, fotografas Stasys Tarasevičius, įsileido į laboratoriją ir mes ten su tais fizikais fotografijos paslaptis tyrinėjame, ryškiname. Tai labai geri tokie prisiminimai apie Šaukinus. Ir dabar Šaukinai, kai tik tai Šaukinai, tai aš galvoju, o čia kinas, čia vyksta festivaliai, čia vietiniai gyventojai būna artistais, jiems labai malonu ir mums malonu. Ir aš linkiu Šaukinų 515 metų jubiliejaus proga gyvuoti, gyventi ir taip pat toliau gražiau.